Sėdi vaikai. Švara. Šernai išvyksta. Kokia mūsų bus pirmoji stotelė? Pas Kiprą. Kur sukt vaikai? Į tą pusę. O, kiek šuniukas su mašinėse. Pervažiavau šuniuką. Padėjau šuniuką. Very go. Bum. Pirmoji kelionės valanda. Kokie įspūdžiai? Aš jau pavargau. Vairuotojas, kaip jaučiatės? Vaikai, kaip jaučiatės? Labai gerai. Kelionė tęsiasi. Vairuotojas, kur mes atvykom dabar, papasakok. Atvykom į ten, į mažąją kultūros sostinę Žymelį. Apžiūrėti Grotoso paminklo, gyvos grafikos piešinio, taip pat šio gražaus miestelio. Bažnyčia Joniškis, tada kaip kol kas įvertintum kelionę. Eiktų išeiktų, užmiršom čiūžinti. Kas čia vyksta? Aiškinam, greitai. Ei! Padarysim foto. O ne, mus vėjasi. Žinau, ko reiškia. Štai, sėdi ant grybų, baravykų. Vairuotojau, ar džiaugiesi atostogomis? Labai džiaugiamės. Labai gerai, Palačkok, jau naujoji čia, ne? Pasiekėm naujoje akmenę. Bažnyčia? Dar laukia 2,5 valandos kelio. Pirmiausia, pasakykit, kur mes esam. Mes esam Mažeikės prie Senukų. Todarns, seniukai. Žiūrėk, išein. Sulau. Ar tu juoka? Are you seriously? Eik, tu namas. Crazy. Čia filmuot. Nu tai duok, pradėk šneko kažko. Tu pradėk šneka. Taigi aš tu atvažiavom. Dundalė, ne? Dundalė. Dundalga. Ir va, apžiūrės pilės. Mes dabar va Dundagoj. Dundaga, ne Dundalė. Ir važiuosim o čia naiva. Jo. Fukšt. Kur važiuosim? Va. O rytoj Kolko. Ir grįšim Kuldygo. Kaip tu nepilsi? Dabar jau pilsi, jo. Pala. Jam čia tik pravažiuojam, pažiūrėk. Vanės kaime. Iki Guldygas yra kem kilų, bet Guldygoje būsim trečiadienį važiuodam atgal. O dabar einam pirmą kartą užsienį apsipirkti. Kišk, prizumėm, kišk. Per baisi. Uch, tu mažas! Sakyk, kad tavo svajonė čia apsilankyti. Sakyk. Eik džiaugtis dabar. Mes filmuojam, reportažą darom. Šakės. Bet čia šakės. Sustokit vis. Sustokit Lėlis. vis. Čia va. Kad matytų švanko daugiau. Atriedam, nebedaug liko. 4 kilometrai. Šeimai jau irgi nusiteikia. Nori. Šturmans va, į priekį sėda. Rodo kelią. Sakykit, ko norit, bet Latvija žalesnė, žinokit. Žymiai žalesnė. Jauciams. Kažkur neti nuvarė. Va, pagal priduo mes jau pravažiavom čia. Ai, labai stačiai. Šofer, atsargiai. Oi. Upės grybą uždaryt, viso. Privat valdą. Ne. Matas jūra, tenai. Prie kopų, tiesiai prie kopų. Tiesiai prie kopų. Blem,
va dabar tik ten nusėsti. Viskas. Draugai, atvykom, panašu. Apžiūrėsiu. Duš. Savos. Ką? Mūsų planas keičias. Tikslą kaip ir pasiekėm, bet romantika čia mažu būt. Veisbelė koks. Grįžtam. Romantikos nėra. Toks. Pirminis planas žlugo. Как man žemėlapį jung. Kas įvyko, ko iš daro? Atsitika prasidėjo nesėkmės. Žodžiu, skambino tam Latvijui, sako, yra vietos dvi. Tai ant čia reikės kažkam vis tiek autobus mėgoti. Aš pasirašau, mėgoti. Apgavom, mėgosim, nam. Kas situacija labai radikaliai pasikeitė. Nusprendėm nebenakvot, nieko nebedaryti, tai vėją pagairytą pažiūrėjom oro prognozės, kad vakar bus uraganins vėjas, tai nusprendėm palapinių nieką nestatyti. Paguglinį radom tokią vietą už poros kilometrų, Mėžvėje. Atvažiavom, tas paskambina, įsikūrėm, aptarinėjom vakaro planus. Kas buvo? Nieko. Eisim prie jūros, bet dabar džiaugiamės, kad nėra vėjo namelėje. Būtų gerai. Bet ir iš dalies liūdėm, nes tikrai plans buvo kitoks. Labai norėjom įsikurti prie jūros. Bet, kaip pasakęs, prieš vėją nepapūsi. Mes nepykstam, mes gyvenam čia dieną, mes atsistojam ir einam. Neliūdim, o džiaugiamės, kad ir kaip blogai. Ir tada pastebėjom, kad latviškas sals už Lefeinen Ber. Net vaikai tai gali patvirtinti. Tvirtinkit greitai. Mes negeriam. Sakykit, tvirtinam. Tvirtinam. Visada nealkoholinis, be laipsnių. Mes atvykome į Palangą. Tai Nida? Tai ne Nida. Šventoji! 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Atpurkime LDP! Pala, neįdėk. O, kokie vėjašai. Mamam, nem. Dar vienas laimėkis. Myslė, kad ir gyslė? Kaip suprasti? Šefas povaras darė mum vakarienę. Nu, mūsų Archimedas surinko puzlę. Sveika Marija, malonės tu nori. Eis? O, oho. Nu, praėkit jie. Mum! Bombė! Mūsų bombė! Vėl! Taškas! Buvo, nufilmavau! O, žiūrėk, žiūrėk, praėjo, žiūrėk. Savo greičio. Nu, Džoni, tik baigi tik tai kelnes pamest. Nu. Vienas. Du. Ble, dabar tai tikrai ne. Ei, nebemato Kipras kaip jungt šį laipsnį. Jo, mes nekelėm. Pats smagiausia, daugiausiai filmuoja. Sveikas, nu ką. Labas rytas. Uždaryk duris, tik bungalą. Tai taip ir yra.
Nu, jau krepšs yra. Viskas pakuojamės. Orelis visai kitoks. Važiuosim į vandens kažkokių pramogų parkelį. Šeimininkė papasakoja. Zartapų Waterfalls. Dėl to 7 kulkas. Bet jeigu tai būtų, kain būtų 1,5 mažiausiai. Tai va. Kelionė tęsiasi! Labai. Tai dabar geriau komentaras. Kur mes dabar judam? Mes važiuojam į Zartapų Waterfall. Važiuojam pažiūrėti krioklių. Pažiūrėkit, nei rankų, nei kojų. Be rankų, be kojų duris atidaro. Kas? Vėjas. Separatistas iš Donbasą. Niekur nėra pažymėta šitas vietos, niekur, tik mes žinom slaptą. Žinojo. Kur mes čia einam? Užkariausiu šį. Jonai, kaip įvertintum? Jonai, nevalgyk samanų. Jonai. Nu, pazuok. Pazuok. Ha. Patiko? Ne. Blemba, aš galvoju, žinau, kad žemiau. Palaukite, vairuotojų, blaivumo testas. Eikite liniją tiesią. Žiūrėk, filmuok greičiau, filmuok. Oi, žiūrėk, kuzavus eit kažkas. Atrakcijoms, kas čia? Ko jie čia daro? Nu, kur esam? Rezumink to stulpo. Rezumink to. Paskutinį žodį, pat paskutinį. Nu, gal ir prieš paskutinį. Capė. Mes su kaimynu parašym staigmeną. Bet nesakysim kokią, pamatysit vėliau. Jums patiks, pažadam. Nepateks. Pažiūrėsit. Davai. Eikit pokytis, kas paskutinis tavo kiaušai? Sunkiai. Kas antrininkas? Praėjo normaliai. Foto, visi foto. Akmenė, ką pamatytas, pasitraukit prie akmenę, vis. Va. Blemba, jaučiu video daro. Gerai. Papasakos viską iš naujo, kad jūs žinotumėt. Va, dešiniai pusėj turim Baltijos jūro, dešiniai pusėj turim šito jau, ne? Rygas įlanka. Nu, ta pat Baltijos jūra, bet čia yra Rygas įlanka, ne? Ir va, per vydą, dabar susikert srovės ir bangas Baltijos jūros ir Rygas įlankas. Gana sak, eglutė, kaip būndamas spanda. Va šitą vaiką. Geriau maudytis. Ein laiks. Ein. Tai va įlanka, paskui greit perbėgsi į šaltą. Tai ten bepročiai. Nerazumė, maudas Ryga. Jonai, nesimaudyk su batais. O dabar bėgit į Baltijos jūrą. Turinį, nerazumė. Fotografuok, nuotraukas daryk, pavaliu. Lūža, a ne lūža? Ten dafiga akmenų. Lempa, kaip pasirodo. Viskas, baigia filmavimą. Liuks ir neliuks rodykit. Į tokius namukus. Taigi tu sakai, žinai. Aš sakiau, kad žinau, kad yra va prieš šitą kėdę. Ai, tu nežinai, nes buvęs, tu pažiūrėk. Ant baltas kopas. Su ragutėm norėtumėt vaiką nusileisti? Būčiau va, Povils vėl įstatymus lauža.
Nafik. Aš nesuprantu, čia Ko čia, ko kalba rašyt? Čia Čekoslovakija. Apskatės objekts. Remontas darbų. Eina namas, tai einam atgal. Vau. Vau. Jo. Eina namas, kiek čia Latvija viską turi, Lietuvoje nieko nėra panašaus. Nei gamtos, Ar esate patenkintas vaizdu kol kas? Va, bus šviesoforas, galėsim pašnekėti. Tu mums dabar žalis. Žiūrėjau, uostas koks, Kipro. Nesimata, o dabar matas. Eik tu durns, stojam čia, nai. Kur nors čia, ką žemė. Priekis, va, kaip Lietuvoje. Jūsų. Tiem čia. Tapkyčių. Tapkyčių. Prie jūros tapkyčių. Vaikam krokso. Takelį mino, o žemūžė registruoja, kas ir kur iškėlė koja. O žinoti, taip įdomu. Oi, šaunuolis, o tau ledas iš eilėraštį. Ledų pertraukėlė. Venecija. Kažkiek suprant, čia biškojas toliau muls prasided, čia jau paplūdėmis, ten tu iškeliu, kaip ir nieko nebėra. Sviestą reiškia tam padarą. Jo. Opa. Čia bureks iškrita. Šuniuks atbėg. Tai ko čia, žiūrėk, draugausi to šuniuk, ko tu privilioji dabar? Aš tai ją nevilioju. Galbūt, net ne jų. Aš vietinės faunos. Kaip vadinas šit vietą? Prie mola. Roja. Roja. Rojas. Radom tokį nuošalę vietelę, Tadzi išrenka. Mes norėjom arčiau civilizacijas, bet gerai, kad atradom šito vietą. Pasistatėm staliuką ir papietausim, pauškandžiausim. Nu va, paviliuks susirado draugelį. Ar draugelis susirado paviliuką? Ateik čia, prie kojas, sėdėk. Iki švituriuko. Bandom kažkaip per tokius visokius pusiaukelę įveikt. Ir dabar galvojam, kaip mums reikia iki va tenai nueit. Kaip tu manai? Aš manau, kad kažkas atėjo, tiesiog reikia išaukšninkojom. Atnešta iš jūros. Ne, aš pasiliek prie idėjos, kad mes iššokam į laiką kilpą. Laikilp buvo vakar. Nu ką, pasiekėm tikslą. Kaip jauties, Jonai? Nuostabiai. Kebra, va čia jeigu būtų... bet va čia tai Čia pikniks būtų, kitą kartą čia susinešė. Jau kažkas pikniką darė. Aš nežinau, kaip pas. Asasina krokodilą. Opa, va taip va. Va taip. Ekstravaganza tęsiasi. Bogdangas jo į kairę. Pats pirms, pusantro kilo. Aha. Tęsiam. Skrans visų žūdė. Namo privačias. Aha, sužymėtas. Ne va, graverį. Pusino galima apsistoti. Jo, va čia va. Galima apsistoti iki ežero, galima kilometrus. Eik. Važiavom ieškoti vietos ir pažiūrėkit. Radom karvę. Ką radom? Tokią va vietą. Ir nieks negyvena, ir galėsim įsikurti. Aina savo. Džiaugiasi širdis. Šakės. Negaliu Net vaiką Aš pabudo. apšalė. Aš šitaip galvoju. Netikėtai, nelauktai atsiradom paupiai. Nu, kaip ir sportuoji. Aš jo. Kur privažiavo? Doličiai. Manan. Masalų nepalikai? Masalų, žuvų, jo.
Varo Januks pažvėjus. Kažkas ten nesisekė. Ką tu žvėjai sakė? Sakė, čia ta Hamasas, sakau, jo. O prieš tai ką? Sakė, ar kažką pagavai, sakau, ne. Nieko nepagavau. Sišnekėjom, ha? Sakai, kad tu turi profesionalą žvėjai ateiti. Ne, nesakiau. Einam, į lovą pažiūrėsi. Taip, čia prašom. Welcome to my house. Please enter. This is my bed. Dabar. Please enter. This is my bed. Two bedroom bed. Works very fine. Please come. It's a camp of the refugees. They built How many their own refugees? house. Jo, go. Gera pramoga. Jo. Naktelė. Va, tenai kažkas. Džodž, va, išėjom pasivaikščioti. Žiūrėk, kokie inkarai. Žiūrėk, apžydės. Stabžydys, darbinė velnė, jungslankst. Jeigu Eurų. Lietuvoj gal nusipirkti. Štilė, čiagi Jo, štil. jo. Trimeris. Lenkoks ryper, žinau. Trimeris, įgyčiau. Tai va, reikia eiti prieš miegą apsiprausti. O ko daryti gamtoj, kaip apsiprausti, einam parodys. Va, rezervuaras. Oi, jau blemba. Oi, blemba rezervuaras. Ei, nelaistek vandenį. Ei, kur tai, taigi ger greičiau. Kaip jūs sakėte apie Tirmo Rubs, irgi sėdėjo Tirmo tas Teams bėgiojimą. Aš dabar užsimausiu. Aš kažkaip galvoju, kad man blemba Kaldar Store. Paperdė? Ble, zaibys, pašilčiau. Nu, mes esam savo kajutėj. Duok reviu, dienos reviu, greitai. Eik atgal. Aš vadip, opa. O, veids pasimatė. Taip, dienos review. Diena prasidėjo biški stresiškai. Buvo faina. Aplankėm daug vietų, aplankėm Baltą kopą. Aplankėm... Kolką aplankėm. Nusimaudėm. Jo. Matėt, ko gero jau video, priėjom vieningos nuomonės ir paskui prasidėjo, kaip ir įprasta, tokiuose kelionėse iššūkiai. Atvykom į šią vietą, kur dabar esam ir iš tikrųjų... Bet... Ne, Kiprai, mes norėjom tiesiog laukinės gamtos. Su palapinsu visokių... Kiprai, visų pirma, gal uždarykite duris, nes... Jo, blemba vodų prieis, čia bus pipėts. Jo, kas nežino, mes mėgosim autobus. Jo, ir mes nesam va šitie, jeigu ką. Straight. Norėjom laukinės gamtos ir buvom nemaloniai nustebinti, kad didžioji dalis aplink ežerą visą šitą didelį teritorijos yra privatizuota. Ne didžioji, o visa. Nu, 90%, sakykim. Bet galėčiau rekomenduoti šitą vietą, jeigu tik atsiminčiau pavadinimą, praleist tokioj vietoj, kokioje esam dabar. Man pavargo ranka, bet 5 eurų asmeniai, vieta superinė, tvarkinga, vanduo prie pat. Karočiui, mūsų šiukšlins. Jie atsikėlėm lapę, va, ištampė šiukšlis. Vos ką tik atsigulėm jau tampa.
Jo. Gal, maistą reikia viso persinešti vidų. Pasakoja dienas reviu. Bet ji nebijoja nieką. Ką šitą badedas? Labas rytas. Tai kur kavytė? Gan ir kavytės į lovų. Praliuks užsukti. Nu va, oriuks. Gerai, kad nemegam patvird dangum. Buvo idėjai. Lapė mūtų atėjo. Bet lapė būtų ištils labai šalmų. Nu va, yra duš prirengti vandeniuką. Zaravenka. Labas rytas. Oi, pilietis pareina dar. Kaip pūpas. Gerai. Čia, patrauk iš piršto. Baik tu nafig, čia ką darės. Bambalčių mane. Va, specnaz. O, gerai. Tas Beers Grills taip daro. Kas čia vaikučiai pradėjo žirklės ar akinius piešti? Ar veidelę? Lėksim. Kur lėksim, Kiprai? Į kokį miestą? Dundalė. Kul? A, kul Dundalė. Kuldiga. Labai gražus, labai šmai. Ką jie, nori kavas? Ar gynybinį čia jungia? Juos, ką matyti. Nu ką, baiginėjom kelionę. Kolegos Latviai dirba, ruošiasi ribą. Mužikai. Mužniki kempingas. Va, Mužniki kempingas. Seniai Kuldigos keliai. Žiūrėkit. Va, per teną eisim. Puškom. Kriokleiščiam. Kas iš priekį atvažiuoja, Kipra? Jau, žiūriu. Čiu. Ką jums nesenovė? Kuldiga, centre. Koks ši vieta? O gerumba siela. Pasijungiam žemėlapą, Povilas pasiėmė žemėlapą, parodės pirnai, taip? Parodė, kur mes einam, parodė. Mes dabar čia turim. Aha. Nebūkit kaip aišku spyd, nepradėkit loti ant šuns. Nu, paviliuk, mums dar toli. Jo, toli. Oi, šuniukai, atsargiai, labas rytas, atsargiai, oi. Einam. Tai va, galim tenai nusileisti ir einam. Tai per visą praėjom. Jo. Kokia ten žuvis, vaikai? Paštas. Tipo, vaikai, čia jums. Eik. O, Sančia Pančia. Būtų bent galbūt. Bet turiuks Gėderis irgi. Na, spėkit, kur atvažiavom iš aplinkas. Apkaldas. Matės, bet tik mes čia pasirodėme prašyti. O, Dieve, Mes esame ten, kur saldu. Stosim į vietas, kur papietauti. Alko outlet pamatėt? Neik, tu. Žie, bumbo. Kokį čia ofisą atėjom, ar tu priekį? Nu, einam. Kiek mums liko iki namų? 2 valandas, 130 km iki namų. Kas, pypėm? Ant arkvedžio. Taisyt praneškit. Bet atskiro kelnių Ja. Važiuojam per nuotiltą. Miršam nufilmuoti važiavimo į Lietuvą. Eina savo. Oi. Vaikiškas šampanas. Aš tokio nematęs.
Jį uždraudė Lietuvoje dėl to, nes sakė, kad vaikai pradeda gerti alų, nes tada jie tiesiog dėl šampano, jiem atrodo, kad tai taps... Tai normalu gerti. Jo, labai normalu. Jie pradės taip sakyti. Grįžę paragausim gerai? Jo, čia bus... Į taurę tik įsipilti reikės. Gerai, nes bus... Ir štai, mes įvažinėjame. A, jam net neįdomu, draugės įsitikė. Vaikai grįžom namo. Viskas. Jie, va, tu. Jie, 800 km ir da 3 km. Tai va, 800 plus 3. Mašinytė atlaikė idealiai. Idealiai Nes nebuvo pasisparstymo. Nieko nebuvo, jokių. Visko autobasiuks atlaikė. Ir svarbiausia, žinai, kas atlaikė? Kad jūs atlaikėt. Jūs atlaikėt. 800 km. Ačiū, kad keliavot su mumis. Susitiksime kitą kartą. Iki. Alio. Nepasilga sūnaus, o šuniuks išlindo iš po mašinos. Na gerai, Kipra. Viso gero. Viso gero. Tai gerai.